Taigi, vadinkime įvadinį tokią žvejybos pradžią padarėm. Ir dabar jau aš vienas žvejuosiu. Šiandien jau buvau vienas sykį ten 10 valandą su pusbroliu kažkur pažvejom truputėlį. Nieko gero, ten pusę valandikės, ten pažvejavom. Tiek laiką ir turėjom tada. Pusbrolis turėjo išvažiuoti. Pagavom nieką. Bet kibimą turėjau. Kibimą turėjau ant basti džerką, pradžiai ten hakurapą užsidėjau, nieka. Paskiau pasikeičiau į basti džerką, pirms metims buvo ir kibimas. Nu, toks tuščias kibimas. Tai pusę valandos tik tai pažvejom, tai nieko ir nespėjom pagauti. Tai va, pradėsim žvejoti dabar jau čia. Tai va, pradėkim. Vėl užsidėjęs rapalą haku. Saulėta, norisi tokios chromuotos spalvos, blizgančios tokiam orui. Na ir pradėkim žvejybą. Seklius prasideda rimtesnis. Va ir čia žolynų yra. O tą tarpelį dabar ėjau, tai tuščia, nieko nebuvo, tik prie krantų tų šiaudelių. Tų stagariukų tik tai buvo nuo senų. O čia jau ir mailius pasimato. Keisti masalą į paviršinį reikia, nes labai lengvai pasiekia dugną. Biški per vargus taip gaunasi su šio masalo. Kažkas yra, blemba. Ui, pirma žuvytė. Tik nenoriu šios paleisti. Pirma žuvytė, sakiau, kad čia kažkas ne taip. Karšis. Oi, tu karši, tik čia. Ateini čia dabar. Nespurdėk. Nesidaužyk. Paleisiu. Aha. Į kuprą. Su kokiu čia tas valsma pradėjo vaikščioti. Hihi. Karšis. Nu, kilograms. Netyčia tave pakirtau. Plauk. Neskubėk. Prastai su lydekom, prastai. Dar reik palaukti. Dar ne laikas lydekom. Nors mailius krantuose po truputį matos sujuda, bet labiau gal nuo ešerių, ne nuo lydekų. Bobo. Ir Petas iškilo, iš toli paėmė. Sulauksim vakarinę. Yra. Pirma lydeka bus. Yes. O, pirmoji. Ir bus legalikė. Yes. Pagaliau. Ir vakarinę reik sulaukti. O šiandien aš kaip tik ir neskubėjau. Bet vis tiek šiek tiek paskubėjau. Kai 3 valandą pradėjau, dabar kokie 6, jau po 6 turėtų būti. O saulė šviečia, tai dienos laikė nelabai kas ir kibs. Nu, matot, iš lauko pusės netgi pasikirto, tik tai va, nespurdėk.
Replių man reikės išsitraukti. Aš tavim pasitikiu. Ramiai, ramiai, ramiai. Nu čia tu gražiai kibai, žinokit. Kaip čia tau gražiai ištraukus. Kad nenuskriaudus. O. Pukšt. O, kokia lydekutė. Paleiskim. Vat. O. Man tos pudros. Hihi. Nu, galiu pasakyti, su tais masalais tokią dieną. Atrodo, reikėtų atrasti kokią nors ypatingą spalvą. Bet galiu pasakyti, jų aktyvėjams tiesiog atsirado. Ir kad ir kokį masalą dėsi, tai reaguoti turėtų panašiai. Aišku, jeigu masalą mažesnį dėsime, tai žinoma ir mažesnių daugiau pagausime. Vat, mažiukai man netinka, tai aš su dideliais dirbu, tai vat, ir galės eint pagauti. Čia kažkur 50 cm būtų plius. Tai va, bastidžerkas skęstantis. Sudirbau. O! Koks gražus kibimas buvo. Geras, taip paėmė ir timtelė į save tiesiog. O aš kaip tik kirstelėjau panašiai meškerį. Geras. Matyt, jos dar buriukais laikosi. Na, kaip ir sakau, dar vakarinis kibimas. Gerai, čia visai įdomu tikrai darosi. Geras, bet taip paėmė ir griežtai tempė į save. Bet nemanau, kad didelį turbūt jau būčiau pakėrėtės aš ją. Nuo tos burnytės, tos mažesnės, tik tai už nugarytės paima ir biškelį timtelį ir iššauna iš snukio. Yra. Kažkas yra. Panašu į ešerį. Ešerys čia, oi, nepabėg. Čia tikrai ešerys gali būti monstrinis. Žinokit, ne taip daužosi, kaip turėtų. Ne? Lydeka. Yra lydeka. Antra lydeka. Jau šita ilga. Šita jau gražesnė. Ir paėmė jau snukį šitą. Pradžiai net nesupratau kibimo visiškai. Čia replyčių reikės mum. Jo. Surakyti žabtai. Nu, duok čia kabliuką. Duok čia, nu. O, labai malonu. Nedaug su uodega. O, visai graži. Graži. O, ar bus tai 60. Tokia kodutė. Nu, plius minus pažiūrim. Nu, kažkur beveik 6. Aive. Nenoriu aš jos ilgai čia kankinti, nu kažkur 60 bus. O, graži, išneršusi. Pailsėk, varyk. Ai.
Čia tai monstras. Čia tai monstras bus. Čia didžiulis bus. Reik stabdį. Ačiū. Turiu. Čia kažkas didelio bus. Čia kažkas monstras. Yes. Stabdžiai, per daug stabdžiai. Dėja, koks. Pasisukinėk. Gerai. Riešas mano pavargo. Neleisiu daryti, tau neleisiu. Žvakės daryti. Upa. Neturiu. Tai čia. Kur plauki? Turiu. Kiestam buvo. Kantrybė, galiu pasakyti, čia tik tai kantrybė. Sakė, gerai, kad sutvėriau, stipriai būtų, man čia negerai. Būtų kablys. Oi, kokia stambi. Dabar į kablius kažkaip ištraukti. Vienas kablys. Antras kablys. 80 ar bus. Išsidaužiai, biškai paplėšiau, aš tak niekad tokia išgyvens. Žiaunas sveikas. Yes. Va šitaip galim biškai. Liuks, gražu. Čia maždaug šitaip. Žiūrim. 85. Va, 85. Graži, superinė lydeka. O, nu jie. Valio. Nu, žinokit, šiandien tikrai tokią dieną nesitikėjau kažką tokio pagauti. Bet su kiekviena žuvim vis didesnė. Pirma ten apie 5, antra 60, čia dabar 85 centimetrų. Ir su vienu masalu. Nieko nereikia kaitaliuoti. Nuo saulės blizganti, tokia agresyviai vandenyje žaižaruojanti. Pastidžiarkas skęstantis masalas. Paėmė ir iš karto buvo aišku, kad jau bus didelė. Tęsėme žvejybą pogalai. Tik bėda biškį su stabdžiais. Per daug prisiveržiu, per daug ir atsileidžiu. Nesusireguliuoju padoriai. Nes vis tiek masė, jeigu šausi į priekį, visko gali būti. Su dantim gali per fluorokarboną. Ta monofilamentinė, ne fluorokarbonis pavadėlis yra. Su dantim gali nupjauti. Arba šiaip nuplėšti gali visą pavadę. Tai va. Very simple, ramiai, judam, nuoširdžiai, šėlies ir pagaunam. Oi, kaip gerai atsisėsti. Žvejojant eiti pakrantėm lengva, o kai reikia pareiti, tai kai daugiau negu 4 kilometrai ar kiek čia. Buvo mūsų tokia žvejybėlė šiandieną. Pavyko, kaip bebūta, kitaip ir negalėjo būti.
Nu, trumpą apžvalgą padarysiu. Apie masaliukus. Tai kaip matėt, Busted Jerkas geriausiai veikia, bet nenoriu aš su to visiškai sutikti. Nors naudojau ir kitus masalus, nors ant jų nepavyko pagauti. Visų pirma, diena tokia, toks oras, saulėta. Nu, vienas pliusas tai, kad vėjuota buvo, bet vis tiek kibimų dienos laikė maža tikėtis. Netgi ir ten, kur tikėjausi pagauti, nepavyko ir bandžiau ir Wolf Creeką, visus va dabar ką čia pasėmiau, Wolf Creeką, Rapalą, Twitchin Rapą, Zilla Glider, paskiau Busted Jerkus plaukiančius, naują masalą šiek tiek pabandžiau, nelabai man jis patiko, toksai Glideris labiau jisai toks traukia ir jisai tai eina. Galim ir patampyti, šiaip viską galim su juo padaryti, bet aš labiau jį rinkčiaus naudoti stop and go. Tai va taip. Salmų sweeperis nesuveikia. Dienos laikė bandžiau ir irgi nieko. Tai viską kaip ir bandžiau. Nu ir Busted Jerkas, va kaip sakau, vakarinė, 6 valandą maždaug prasidėjo kibimai, tą užsidėjau ir pradėjo žuvis kibti. Tuo momentu, žinoma, ir pravedimas toks gal, sakykim, irgi kažkoks turi būti subtilesnis, kažkaip, sakykim, nemušti to masalo taip, kad smūgį gautų. Susuki valą, trukt, susuki valą, trukt, susuki valą, trukt. Švelniai, kad nesijaustų per rankas smūgiai. Atrodo taip man, kad, taip geriau jos skamba. Arba tiesiog, kaip sakau, vakarinis prasidėjo ir jos, tiesiog dėsi ir tą Busted Jerką plaukiantį ar kokį nors Wolf Creeką, manau irgi jisai veiktų. Esmė tame, žuvis kimba, oras toks yra, kad rytas vakaras pagrinde žvejyba turi būti. Ir viskas tada šiandien tiek ir ačiū, kad žiūrit, iki.